Radę, esame Plateliuose ir čia yra storiausias Lietuvoje uosis. Jo apimtis yra 7,30 m, jam yra apie 200 metų. Bet kodėl aš šitą uosį filmuoju? Aš jį filmuoju dėl to, kad jį labai mėgdavo raganas, rašo. Čia yra visokių legendų ir pasakojimų su juo susijusi. Viena iš jų, kad kažkadaise raganas buvo aprišusios skarele, 3 kamienus, matom, vieno kamieno jau nėra. Ir ant šito medžio nenutūpdavo joks paukštis. Bet ką aš noriu pasakyti? Tai nėra iš piršto laužta. Ir taip kaip ant Raganų kalno jaučiasi, tam tikri dalykai, tam tikri ryšiai, tam tikri kanalai palikti su Raganų pasauliu. Taip ir prie tokių medžių jaučiasi tam tikri ryšiai su magijos pasauliu. Ir tai rodo, kad be abejo tai ne paslaptis, kad senovės Lietuvoje buvo praktikuojami okultiniai mokslai ir jie tikrai atėjo iš kažkur, ar iš vakarų Europos, ar tai yra vediniai palikimai, nes vedose irgi yra skyriai, kurie aprašo okultizmą, aprašo magiją. Tiesiog norėjau nufilmuoti. Gal daugumas ir tai žino, bet darant tokią mažytę kelionę po Žemaitiją, atrandi tokių dalykų ir visur matai, visur žvelgi per Vedas. Ir matai, kad tai neklysta ir labai gražiai atrakina daug dalykų. Vedinis žinojimas. Stengias matyti per vedinę pasaulėžiūrą. Man iš vis kuo toliau, tuo labiau visur jaučiasi tas kūrėjo buvimas, tos senosios civilizacijos ir senovės žmonių palikimas jungiasi su vedų kultūra. Nes visais laikais žmonės norėjo aukštesnių jėgų pagalba pasiekti kažkokius tai tikslus. Visais laikais ir tie menai, ir tas garbinimas, medžių garbinimas tam tikrų arba šventovių įrengimas medžiuose, kaip skaičiau, ant Raganų kalno buvo berods liepa, po kurią garbino tam tikrus dievus. Jisai yra kiekvienoje kultūroje ir tai rodo, kad ta anapusybė iš tikrųjų egzistuoja. Jis egzistuoja ta anapusybė. Ir visos kultūros turėjo savo būdus, kaip kontaktuoti su ta anapusybė. Be abejo, mes skaitom vediniai literatūroje, kad kadaise tos vedinės žinios buvo paplitusios po visą pasaulį. Ir vieni juk žmonės praktikuodavo pusdievių garbinimą, kiti žmonės praktikuodavo dvasių garbinimą, magiją praktikuodavo, kiti dievo garbinimą. Įvairios praktikos buvo. Ėjo laikas, jos keitėsi, galbūt kažkas išliko teisinga, kažkas neteisinga, bet esmė, kad tas siekis žmogaus būt su nematomu pasauliu, ieškoti prieglobsčio, ieškoti pagalbos nematomo pasaulio, jisai yra visą laiką. Buvo, visą laiką bus, nepaisant technologinės pažangos. Dėl to, kad kiekvienas žmogus giliai širdyje jaučia, kad yra tas pasaulis. Yra subtilus pasaulis, yra subtilios energijos, yra subtilios būtybės, yra būdai, kaip su jomis komunikuoti.
Va, ir ko gero, prie šito uosio buvo kažkas daroma, kažkas garbinama. Nes jis turi tokią, kitokią energiją negu kiti medžiai. Ir turi kažkokį kontaktą su anapusiniu pasauliu. Nežinom, ar bloga, ar gera, bet jis yra kitoks negu visi tie medžiai. Ir kaip ir kiekvienoje pasaulio šalyje, visą laiką būdavo asmenybių, kurios ir su tamsiu pasauliu kontaktuodavo, ir su šviesiu pasauliu kontaktuodavo. Jeigu raganos čia garbindavo, gali būti, kad garbindavo kažkokias tai dvasias ar dievybės, kurios joms padėdavo išpildyti tam tikrus troškimus. Bet tokias vietas verta pasižiūrėti, pajaust ir pabūt prie jų. Ir savo kažkokį kontaktą nusistatyti. Nes ta žodis ragana ne visą laiką yra blogas žodis, ne visą laiką rodo, kad žmogus juodąją magiją ar užsiminėjo. Yra ir kitokios magijos. Va. Dažnai žmogus ko nesupranta, tai jisai žmogus linkęs vertinti iš karto neigiamai, senoviai, prie krikščionybės. Jeigu tik moteris kokias žolelės rinkdavo, kažką tai darydavo, tai ko kiti nedarydavo, iškart ragana. Bet tai nereiškia, kad žmogus blogas. Buvo. Tai tiek norėjau parodyti, kiekvienai pajauskim, ar tas medis duoda švarią vibraciją, šita vieta, ar tamsią vibraciją. Man jisai nėra jaukus, nėra malonus, man čia daugiau jaučiasi su magijos pasauliu šitos vietos ryšys, bet tai vis tiek yra nepaprastas medis, dėl to čia atėjau ir nufilmavau.